Sveiki, sveiki visi, jie kaip faina, saulė šviečia, pavasaris. Štai mes šiandien irgi jungiamės su Indre. Gavom jūsų klausimus apie veiklą FM, šiaip apie tinklinį marketingą. Tad ieškau Indrės ir pasidalinsime tais klausimais, atsakymais. Tai Labas! Kas jungsitės, pasilabinkite, jeigu turėsit kažkokį klausimą susijęs su veikla iš namų, su FM kompanija, ar šiaip apie tinklinį marketingą, tai tikrai užduokite klausimus, mes mielai jums atsakysime. O kaip ir minėjau, šiandien turime paruošę jau gautus klausimus ir mes į juos atsakysim. Labukas, Indre. labas, Živilė, ir šiandien abi raudonos. Pavasaris veikia, sveiki visi, kas žiūri, kas žiūrės. Ir kaip Živilė ir minėjo, šiandien klausimų atsakymų sesiją atsakysim, pasirinkom po 5 užduotus mums klausimus, bet žinoma ir jūs galite drąsiai klausti, kas susijęs su, kaip Živilė minėjo, tinkliniu marketingu, ar FM veikla, ar darbu iš namų. Ir mes galėsim padiskutuoti ir atsakyti ir į jūsų klausimus. Na, o pradžiai gal Živilė turi pradėti nuo savo pirmojo klausimo, kurio susilaukiai, atsakyk, galbūt aš turėsiu ką papildyti, tada aš keliausiu prie savojo, taip šiandien gražiai ir išrutuliosim po 5 klausimus. Tai pirmas klausimas mano, sako, aš tave stebiu, bet tu vis dažnai apie kvepalus kalbi, tai apie papildus, tai nereikia tik tai tiek produktų pas jūs asortimente. Tai galiu drąsiai atsakyti jums visiems, pas mus FM kompanijoje asortimentas be galo didelis. Taip, yra ir kvepalų, mano šios savaitės aromatas 980 kvepiantis, gintarų, jeigu mėgstat gintarą, tai tikrai rekomenduoju parašyti ir įsigyti. Taip pat asortimente rasite ir veido kaukių. Ir namų kvapų, tiek purškiamų, tiek su lazdelėmis. Nuo prakaito pažastukų. Serumas toks vibruojantis pakiams. Žvakių mylėtojai taip pat ras, ką asortimente įsigyti savo. Taip, ir mano kalbėti papildai. Ir begalės namų valymo priemonės, skalbimo priemonės, daug tiek plaukų priežiūros priemonės. Begalės tų produktų, kurių net išvardyt atrodo, wow, nes virš 2000. Tai kiekvienas gavęs galimybę prisijungti prie kompanijos, elektroninės parduotuvės, ras tai, kas jam tinka, patinka ir įsirinks. Jeigu smalsu didesnis asortimentas, parašykite, aš galėsiu atsiųsti jums elektroninį katalogą ir galėsite pasižiūrėti, nes tikrai asortimentai yra begalės produktų. Taip, sveika Padraika, sveiki visi. Ir taip, Živilė gerai paminėjo, kad pas mus kompanijai, su kuria mes darbuojamės, tikrai yra labai gausus produktų pasirinkimas. Ačiū čia už velykinius visokius sveikinimus. Gausus pasirinkimas, bet jis labai palengvina darbą, jeigu pasirenkat kompaniją, būtent kaip mes, FM Vault, kadangi jinai turi platų asortimentą, tai jums yra lengviau atrasti klientus įvairiose kategorijose. Nes jeigu kompanija, pavyzdžiui, prekiautų tik maisto papildais, tai jūs turėtumėte, arba mes turėtume kalbėti tik tais, ačiū Padraika už žodžytę, kalbėti tik apie sveikatingumą, tik apie sveikatą ir tik orientuotis į tikslinę auditoriją, į tikslinę rinką, kuriai reikia pagerinti sveikatą, ar ne? Ir ji būtų gan siaura. O kadangi produktų yra daug, tai mes turim ką pasiūlyti, drąsiai galiu sakyti, kiekvienam iš jūsų, nes kas dažosi dekoratyvinė kosmetika, prausiasi visi, tai prausimosi priemonės, plaukus plaunam visi. Sorry, plikiai neplauna, bet plikiam turim kitų, pažastukai, kvepalai ir tai labai palengvina darbą. Ir pasirinkimą jums, nes jūs užsiregistravę, tapę kompanijos
tiesiog nariu, ne kad ir nenorintis taip darbuotis, kaip mes su Živilė, čia save rodyti, čia blepėti, atsakinėti klausimus, galite visą tai gauti savo elektroninės parduotuvės prieigą ir įsigyti į namus vienu prisėdimu visus kasdien vartojamus produktus. Tai tikrai mes turbūt net visų produktų ir fiziškai negalėtume apšnekėti, apkalbėti, pademonstruoti, nes jų tikrai yra begalės daug. Ir kito mėnesio pabaigoje jų pasipildys dar daugiau, nes iškart išduosiu tokią paslaptį, mes laukiam naujo katalogo pristatymo ir su juo, žinoma, ateis dar daugiau produktų, galbūt senesni išeis, bet ateis naujienos ir čia vėlgi yra mums privalumas, nes mes vėl turėsime ką jums papasakoti ir parodyti ir pristatyti naujienas. Tai tiek būtų apie pirmą klausimą Živilės. Pas mane klausimas iš kitos pusės, jau būtent darbuojantis, nes tikrai stebi ir mato ir gavau tokį klausimą, kad tikrai juk ne visada sekasi taip pat gerai, kas skatina nenuleisti rankų. Ir aš gal net mintyse pagalvojau, kad žmogus uždavęs šitą klausimą yra bandęs šitą veiklą, bet turbūt pats yra nuleidęs per anksti rankas ir nepasiekęs rezultatų, stebėdamas kitus, galvoja, o kaip jiems pavyksta nenuleisti rankų. Tai tikrai neslėpsiu, tikrai ne visada viskas būna pagal planą, tikrai ne visada viskas būna tobulai, tikrai ne visada viskas būna vienodai gerai. Plius tinklinis marketingas, aš dažnai mėgstu sakyti, kad jis šiek tiek primena linksmuosius kalnelius, nes būna ir pakilimų, būna ir nuosmukių, ir vėl pakilimų. O rankų nenuleisti padeda tai, jeigu tu turi tikslą ir tu žinai vardan ko tai darai. Tai čia užduoda klausimus, tai juos mes ir atsakom, o kas ne čia papuolė, kam nepatinka, tai tiesiog ir galima neklausyti. Tai va, ir jeigu tu tikrai turi tikslą vardan ko darai, tai kai tau ir nepasiseks kažkas, tu visko neskubėsi, nenumesi į šoną, bet eisi link to tikslo ir iš to nuosmukio vėl kilsi į pakilimą ir žinant, kad tai vyksta, kad tai yra normalu, kad tai vyksta visose gyvenimo situacijose, kad visur yra balansas, jeigu būna gerai, būna ir blogai, jeigu būna pagirų ir padėkų, būna ir heito, ir žodžiu, tiesiog vyksta toks balansas ir kai tu tą žinai, supranti, kad tai yra normalu, tai ir neskubi nuleisti rankų ir sieki savo to tikslo. Živilė, o kas tau padeda nenuleisti rankų, nes tikrai žinau ir tikrai yra nepaslaptis, kad tikrai visokių dienų būna ne vien rožėm klotas kelias šioje pasirinktoje veikloje, bet tikrai būna ir sunkesnių momentų. Kas tau padeda tuo metu? Man padeda ta vizija, kurią aš turiu, kad noriu padėti kuo daugiau moterų, merginų, susikurti tą finansinį stabilumą ir ta vizija, ta žinojimas, kur aš noriu būti, ką aš noriu pasiekti, kaip aš noriu gyventi. Ir jeigu aš nuleisiu rankas, tai viskas, aš atsisveikinsiu su savo vizija, atsisveikinsiu su savo svajonę, o to tikrai nebenoriu, ta tikrai, nors ir kaip būna sunkių dienų, atrodo, darai ir nėra to rezultato, kokio aš noriu, bet suprantu, kad taip viskas greit nepasidaro, reikia didelio laiko, kad ateitų vienas ar kitas rezultatas aukštesnis, kurio aš siekiu. Tad rankos kyla vėl, eini, darai, šypsaisi ir supranti, kad tas rezultatas ateis. Aišku, būna įvairių dienų, kad atrodo net nebenorisi kažką daryti, bet kas padeda išėjimas į lauką, grynaus oras ir knygos. Knygos, susitikimai su bendramintėmis, kurios dar labiau pakuria tą ugnį, eiti, daryti ir siekti savo tos vizijos. Tad ką, keliaujam prie kito mano klausimo. Ačiū, kas jungiatės. Ir ką? Aš noriu užsiimti veiklą, tačiau nežinau, nuo ko pradėti. Tai pats pirmas svarbiausias laiptelis yra, tapus jau ar Indrės, ar mano komandos nare,
pasidaryti pirmąjį užsakymą. Išbandyti vieną ar kitą produktą, kad galėtai jau pamilti jį ir drąsiai rekomenduoti draugiai, tetai, kolegijai, mamai ar šiaip pažįstamai, ar socialinėje medijoje dalintis savo istoriją, kaip tas produktas tau padėjo. Tai pats svarbiausias žingsnis, o tuo metu palengva klausti pas savo rėmėją, ką aš turiu toliau daryti po šito svarbaus žingsnio. Nes pats svarbiausias yra žingsnis įsigyti produktą, išbandyti ir tada jau drąsiai rekomenduoti. Taip pat labai svarbu dalyvauti įvairiuose mokymuose, zoomuose, susitikimuose ir įgauti tų žinių, kad žinotai, ką ir kaip daryti. Tai yra labai šitie svarbus punktai. Ką dar pridurta, Indrė? Žinok, kai tu pradėjai pasakoti, aš tiesiog atsiminiau savo šio ryto susirašinėjimą su viena mergina, kuri iš pradžių sako, aš noriu užsidirbti iš namų ir mes kažkaip įsirtuliojo tas pokalbis, kad, tai užsiregistruosim ir pradėsim mokintis šitos veiklos. Ir jinai įsigando žodžio mokytis. Sako, tai ką man čia dar reikės ir mokytis? Na, žinoma, aš jai paaiškinau, kad čia nėra kažkokie privalomi mokymai, kuriuos mes turėsim atsiskaityti. Bet aš supratau, kad žmogus galbūt dar nėra pribrendęs, nes tai visgi yra veikla ir jeigu tu tą pradedi daryti nuo nulio, tai faktas, kad tau reikės mokytis. Ir jeigu tu iš karto užsibrėži, kad ne, aš tai čia nesimokysiu, tai kokius tu gali pasiekti rezultatus, jeigu tu iš karto nusistatai prieš mokymasi. Taigi čia tiek naujų žinių, tiek naujų patarimų ir atrodo šią irgi pasakojau, kad mes ne kažkokią ten aukštąją matematiką čia turim mokintis, o kaip geriau sukurti postą, kaip bendrauti su žmonėmis, kaip pristatyti kompanijos produktus, kaip pristatyti kompanijos veiklą, nes aš tikiu, kad jeigu mes pradedam nuo nulio, tai mes tų dalykų net ir nežinom, nes aš ir pati, kai atėjau į kompaniją, tikrai nežinojau šitų visų dalykų, ką žinau dabar. Tai atėjo su patirtim, atėjo su mokslais, tai mano pagrindinis turbūt patarimas būtų naujokams nuo ko pradėti, aišku, po susipažinimo su produktais, po užsakymo, tai leisti savo priimti naujas žinias ir jas pritaikyti praktiškai, nes kitaip tikrai nieko nebus, nes čia į šitą tinklinio marketingo veiklą irgi reikia pažvelgti kaip į atskirą specialybę, tai kaip ir kiekvienoje specialybėje yra tam tikra specifika, tam tikri dalykai, tai lygiai taip pat ir šioje. Ir mes turim to išmokti, jeigu norim čia darbuotis, jeigu norim čia veiktis. Aišku, jeigu įsiregistruojam tik dėl savęs, kad savo įsigyti produktus, tai mokymų kaip jokių ir nereikia, bet aš manau vis tiek būna smagu, nes būna daug mokymų apie produktus. Jeigu mes juos vartojam, tai mums turėtų būti įdomu apie juos sužinoti plačiau, kad ir dėl savęs, kaip taisyklingai vartoti, kaip geriau pasirinkti ir panašiai. Tai tokie du dalykai yra pirmieji, o toliau visa kita eigoje iškyla klausimai, iškyla atsakymai ir iškyla įvairūs iššūkiai ir iššūkių sprendimo būdai, bet viskas jau bedarant. Kitą, kokį aš sekundėlę, bet kokį pasiimk. Čia vadinasi darbas iš namų, kai turim ir pagalbininkų vaikų. Taip, o keliaujant prie sekančio, tai tikrai kas dirba tinkliniam marketinge, turbūt dažnai su tuo irgi susiduria, nes gavau tokį klausimą, kad kodėl žmonės visada įsigasta išgirdę tinklinis marketingas. Aš ilgai galvojau, kaip atsakyti į šitą atrodo gan paprastą klausimą, nes pati su tuo tikrai dažnai susiduriu, nes būna, noriu uždirbėti jau tinklinis marketingas, tai jau ne. Bet čia aš galvoju, taip žmonės teigia ir taip įsigasta ir taip galvoja iš nežinojimo, nes daugelis nelabai suvokia tos esmės, kas yra apskritai tas tinklinis marketingas ir kai tu jam pasakai, kad taigi daugybė kavinių dirba pagal tokią pačią schemą tinklinio marketingo, tie patys McDonald'ai pagal franšizės dirba, ta pati Maxima yra tinklas, jie vis tiek
nesusiję šitų dalykų. Atrodo, nesąmonė, Maxima vienaip dirba, o jūs tinklinės marketingas dirbat kitaip. Čia galbūt skiriasi tik tiek, kad mes neturim tos apčiuopiamos fizinės parduotuvės, bet ir iš tų senų laikų toks atėjęs, kai tinklinis marketingas buvo kaip ta tokia finansinė piramidė, kai seniau būdavo toks skaičiavimo būdas, kai žmonių išviliojami pinigai, jiems jie negrąžinami ir galbūt nuo seno tas yra dar kažkur pa žmonės susilikę ir nusėdę, bet dabar, žvelgiant iš šių dienų į būtent tinklinį marketingą, tai yra tokia veikla, kuri leidžia žmonėms užsidirbti, dirbant iš namų, be jokių aferų, be jokių apgavyšių, nes yra apčiuopiami produktai, kaip jau pradžioje minėjom, kurių yra tikrai labai daug ir kurie galima atrasti, kurie tinka kiekvienam. Ir tikrai nėra kažkokių tais baimių, tada tai iš to nežinojimo. Antra, aš galvoju, kad žmonės prisiklauso to negatyvo, jeigu kažkokia kaimynė bandė, jai nepavyko, iš karto užsideda tokį bloką, jei nepavyko, čia yra nesąmonė. Bet kaip aš sakau, jeigu kaimyniai nepavyko iškepti pyrago, tai nereiškia, kad aš to pyrago aš pati negaliu iškepti, nes mes nežinom, ką jinai darė, kokius jinai veiksmus atliko, kiek jinai dėjo pastangų, galbūt jinai kaip vėlgi iš asmenės patirties viena mano komandos narė sako, aš įdėjau vieną nuotrauką ir man nieks nepaėjo, nieko nepardaviau, vadinasi, jinai vėl pasidaro nuomonė, čia nesąmonė, čia neveikia, bet ar taip turi būti vystomas verslas, ar taip turi būti daromas tinklinis marketingas, kad į mėnesį mes į socialinę erdvę įdedam tik vieną nuotrauką ar tik vieną nuorodą ir tikimės kažkokių ekstra greitų rezultatų? Tai tikrai ne, nes čia yra darbas, čia yra disciplina, čia yra savęs rodymas, savęs žmonėms pateikimas, jie turi tavim pasitikėti, patikėti, tave stebi, čia yra gana toks ilgas procesas, ne vienos dienos, ne vieno mėnesio ir galbūt todėl žmonės išsigąsta, kad negavau per savaitę 1000 eurų, per mėnesį nesubūriau komandos ten kokios 1000 ir panašiai. Tai va tas toks išgąstis dažniausiai, aš manau, kad ateina iš nežinojimo. Ar pas tave, Živilė, dažnai būna, kai žmonėm pasakai, kuo tausiemi, kad o ne, tinklis marketingas? Taip, žinai, Indrė, tikrai būna šitų tokių, arba dar būna, o kas čia yra? Toks klausimas. Tai taip, iš tikrųjų, tas toksai pasibaisėjimas kartais iš to, kaip ir tu minėjai, iš nežinojimo. Aš irgi antrinsiu tau, kad tikrai iš nežinojimo, nes ką pasakė Marytė, ką pasakė Jonukas, tai yra, gali būti iš viso net ne į tą temą, net tas supratimas iš tikrųjų yra. Ir kol tu pats neišbandai, nepajauti visos tos sistemos, atrodo kažkoks baubas. Man irgi buvo kažkada, kad galvodavau, šitai tinklinis marketingas tikriausiai kažkokia sekta, nes čia visi tokie laimingi, čia statusi kitoj kompanijoje, kai buvau pakviesta į vieną prezentaciją, čia jau gyrėsi, kad visi bendrai statysite tokį miestelį privačių namų, visa bendruomenė. Ir man iš karto atrodo jau tie tarakonai, kaip čia dabar čia tikriausiai kažkokia sekta, kur aš čia dabar įlysiu, kai man irgi reikės namą statytis prie jų. Ir iš tikrųjų iš to nežinojimo mes labai dažnai paleidžiam, nebepatikim, bet man labai patinka tie, kurie pradeda tą veiklą, įsigilina ir sako, o jetus, o aš maniau, kad taip ir taip, o čia yra nuostabi galimybė užsidirbti, save realizuoti. Tai labai kviečiu kiekvieną, kas jūs kviečia į šią veiklą, į vieną ar kitą kompaniją, nenumoti ranką ir negalvoti, kad čia kur čia mane kviečia, kas čia man nepavyks ar dar kažkokie tarakonai, o tiesiog imti, išbandyti, įsigilinti į tą sistemą ir tada jau priimti tą tikrą sprendimą. Vis po metų, net po 2 metų galima pastebėti, kad visai man čia patinka. Taip. Ką, keliaujam prie kito mano klausimo. Esu gavus labai įdomų klausimą, tai kai esu prisiregistravusi į veiklą, gal kokią knygą man paskaityti, kad aš daugiau sužinočiau saviugdos temomis ar šiaip apie tinklinį marketingą. Ir aš turiu gerų naujienų,
Tad galiu ir jums parekomenduoti knygą, kurią kaip visada, kai tik tai paklausia mergina ar vaikinas šią temą, aš rekomenduoju. Tai yra mano rankoje Kiyosakio 21 amžiaus verslas. Viskas parašyta apie tinklinį marketingą. Ir perskaitę šią knygą jūs pakeisite nuomonę. Man labai patiko, kad vienos moters buvo paklausta, kaip atėjai į FM kompaniją, kas tave pakvietė, o jis sako, aš perskaičiau 21 amžiaus verslas knygą ir aš pati ieškojau kompanijos, kurią norėčiau ateiti. Išsistudijau produktus, planus ir štai aš esu FM kompanijoje. Tai knyga daro stebuklus, tad rekomenduoju kiekvienam perskaityti ir galbūt pribręsit, kad ir jūs norite šios veiklos ir pakeisti savo gyvenimą. Indrė, gal ir turiu kokią knygą parekomenduoti? Jeigu iš tos pačios serijos vis tiek apie saviugdą, nes kažkodėl žmonės pradėję veiklą tinklinėje marketinge susidomi saviugdą, nes tai padeda jiems kaip asmenybei pasikeisti ir aišku pasiekti kitokių rezultatų. Tai viena iš tokių knygų, kad nevardint viso sąrašo, ką mes skaitom, dar turbūt išskirčiau Turtingas tėtis, vargšas tėtis, nes jeigu trumpai, kas ten, kodėl vienas turtingas, kodėl vargšas tėtis, tai čia yra esmė net ne apie apčiuopiamus pinigus, o apie mąstymą. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas atsitinka, vargšas tėtis sako, man nepavyko, ir deda tašką, turtingas tėtis sakytų, man nepavyko, bet ką aš galiu padaryti, ką aš galiu pakeisti, kaip man tai apversti, kad man pavyktų. Jis ieško išeičių, kelia įvairius klausimus, tai va toje knygoje ir yra ta esmė. Ir svarbiausia, tos knygos mintis mes galim pritaikyti visose gyvenimo situacijose, tiek asmeninėse, tiek profesinėje, todėl tą knygą Turtingas tėtis, vargšas tėtis aš tikrai rekomenduoju perskaityti kiekvienam. Jei kažkuris iš klausančių skaitė, tai irgi pasidalinkit komentare, būtų labai smagu sužinoti, ar bent kažkas nors per nago juodimą irgi domitės saviugdą, nes tai viena pirmųjų knygų tikrai, kuri paskatins jūs keliauti tuo keliu ir toliau. Taip, mano trečias klausimas. Ko dažniausiai trūksta, kad žmogus nepasiekia norimų rezultatų? Ir vėlgi aš galvau, kad pasiektume rezultatų, tai yra visuma daugybės veiksmų, bet jeigu reikėtų išskirti vieną veiksmą, tai būtent išskirčiau vienu žodžiu pastovumu. Nes ir pastebėjau pas savo komandos merginas, kad būna joms kaip mėnulio fazės. Arba labai daug postų, labai daug storių, labai daug veiksmo daro, dingsta iš eterio. Pabūna, net nesimato, net atrodo nepulsuoja užgesus gyvybė. Ir vėl daro, kažkoks pakilimas užeina ir vėl dingsta. Ir paskui skundžiasi, kad nepasiekia tam tikrų užsibrėžtų rezultatų. Ir vėlgi tada reikėtų pagalvoti, kaip tu jų sieki, nes pastovumas yra pats didžiausias ginklas, pats didžiausias dalykas, padedantis tau pasiekti tikslų bet kurioje srityje, neišimtis ir tinklinio marketingo. Gal kartais net geriau daryti to lygiai po mažiau, bet pastoviai. Kiekvieną dieną, nors po vieną postą, nors po kelis storius įdėti, tai tikrai nereikalauja daug pastangų, ypatingai kaip tikriausiai žinote, jeigu nežinote, yra ta funkcija, jeigu mes turim Facebooko grupę, ar kai kur jau pasidarė ant Facebooko savo asmeninės sienos, mes tos postus galim užsistatyti į priekį. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad turėsiu tikrai kelias užimtas dienas ir negalėsiu atsisėsti, skirti laiko, sukurti gražaus posto, aš jį susikuriu, kai galiu ir įsidedu į priekį. Tai labai palengvina tą mano veiklą, tą darbą ir aš taip galiu išlikti pastovi ir kiekvieną dieną rodyti socialinėje erdvėje. Tai vat, jeigu kyla mintis, ar jos tikrai čia kiekvieną dieną viską daro, tai galite tiek pas Živilę, tiek pas mane užsukti į Facebooko profilius ir pamatysit, kad nėra nei vienos dienos, kai nebus įkeltas nors vienas postas. Tai vadinasi, pastovumas numeris 1 yra ir pas Živilę, ir pas mane.
Ir aš šitą bruožą įskiriu kaip patį svarbiausią, kodėl žmonės nepasiekia rezultatų, nes nedaro disciplinuotai, nedaro pastoviai. Ar tu, Živilė, šitą irgi skirtum, ar dar kažką paminėtum, kodėl žmonės nepasiekia norimų rezultatų? Dar aš pridurčiau, žinau, prie tavo disciplinos ir pastovumo, kad žmogus nežino, dėl ko daro. Neatsako klausimą, kodėl aš darau šią veiklą, ką aš turėsiu, kai aš pasieksiu tą rezultatą. Ir jeigu, pavyzdžiui, mano istorija pradžioje buvo, mano tikslas buvo išeiti iš samdomo darbo ir dirbti tik tai FM, nes man darbe buvo tikrai labai sunkus etapas ir tenais įvairių nesklandumų buvo. Ir mano tikslas buvo tai, kad aš noriu išeiti iš darbo. Man tas buvo, kodėl išeiti iš darbo. Ir aš tuo metu pastoviai pradėjau daryti veiksmus. Nes kai mes nežinom dėl ko, vardan ko mes tai darom, mums tas pastovumas ir neteis. Neteis ta disciplina. Tai labai svarbu taip pat atsakyti į savo klausimą. Kodėl aš darau? Dėl kokios priežasties aš dariau? Ką aš pasieksiu? Kaip aš jausiuosi, kai tai pasieksiu? Ir tada atsiranda ta disciplina, atsiranda ir tas pastovumas eiti ir daryti. Jeigu mums neskauda, mes sėdim komforto zonoje, to ir pastovumo taip pat irgi nebus. Taip, kam tada stengtis, kam tada čia man pastoviai kažką daryti, tai nes kiek ir yra istorijų iš tų kompanijų lyderių, kurie yra tikrai pasiekę aukštas pozicijas, dažniausiai jie yra atsidūrę tokioj duobėje ir iš tos duobės, norėdami išeiti, darė labai daug veiksmų, nes turėjo tikslą atsistoti ant kojų ir gyventi geriau negu gyveno prieš tai, kol pateko į tą duobę. Tai jeigu mums tikrai skauda, jeigu mes turim svajonę, jeigu mes tikrai norim pakeisti savo vaikų gyvenimą ar savo šeimos, tai mes tikrai ir eisim, bet ir taip atsiras tas pastovumas ir vis tiek turėsim daryti pastoviai. Taip, Gabija klausė, gal žinote, kokia dalis dirbančių uždirba daugiau nei 700 eurų per mėnesį, o tokios apklausos net nesudariusi. Bet galiu pasakyti apie save, tai kodėl aš išėjau pirmiausia iš darbdavio, nes aš jau darbe uždirbdavau 500 eurų atsakingas pareigas ir tuo metu, kai pradėjo augti mano pajamos 1000, 2000, 5000, tada supratau, kad neverta čia pas tą darbdavį sėdėti, dirbti, kai aš galiu daryti tai, kas man malonu. O iš tikrųjų tokios apklausos, gal būtų įdomu net pasidaryti tokią apklausą, gal gera mintis. Taip, keliaujam prie kito klausimo. Kas geriau, pardavinėti ar kurti komandą? Pasižiūrėjom, ar dar kažkokių klausimų yra. Tai ką, aš darau tiek rekomenduoju produktus, tiek kuriu komandą. Ir kai aš pamatau pliusą pardavinėjimo ar pliusą komandos kūrimo, tada dedu tokį lygų. Nes žiūrėkit, jeigu mes vien tik tai pardavinėjam, tai jeigu išvažiuosim kokią kelionę, kai 2 savaitėm, mes neparduosim produkto, mes negalėsim išsiųsti klientui. Viskas stoja, visas tas greiti pinigai stoja. Tačiau jeigu mes būriam komandą, būriam merginas, moteris ir vyrus, kurie nori tiek pirktis produktus ar taip pat darbuotis, mes susikūrėm tas tokias pasyvias pajamas, kur mes laisvai išvažiavę kažkur į kelionę, gausime jau ir tas pajamas. Ne? Tai kaip sakau, miegant uždirbam pinigus. Tad kartais vertinga ir tiek gauti greitus pinigus, ir vertinga turėti komandą. Aišku, kiekvienas renkasi, kas jiems labai patinka. Vieni tik tai pasinešę ant pardavimų, jiems labai malonu darbas tik tai pardavinėti. Nes nenori kurti komandos, tiesiog neturi noro dirbti su komanda, save realizuoti, tiesiog mato kaip pardavėjas. Viskas yra tvarkoj. Tačiau, kiek aš pastebiu tokią tendenciją, kai būna atsidūrę ligoniniai, viskas sustoja. Ne? O jeigu tu turi komandą, viskas dirba ir tada gulint ligoniniai tau eina ir pajamas. Tai mes kiekvienas renkamės.
Žinau, Indrė, kad ir tu ir pardavinėjai, ir kuri komanda. Taip, jeigu reikėtų rinktis kažkurį vieną būdą, tai turbūt kuriant komandą galima uždirbti didesnius pinigus su laiku, bet per produktų rekomendavimą yra daug paprasčiau ieškoti tos komandos. Nes kai mes atrandam klientus, kuriems patinka mūsų kompanijos produktai, tai daug lengviau jį jau yra pakviesti į komandą, kad jis juos galėtų įsigyti savarankiškai, arba kad norėtų jais prekiauti, arba rekomenduoti kitiems ir burti žmonės, negu visiškai nuo nulio, kuris nepažįsta kompanijos, tai yra sunkiau tokį žmogų paregistruoti ir kad jisai kažką darytų, negu tas, kuris jau įsimylėjęs produktą. Tai per produktą kurti ir ieškoti komandą yra daug paprasčiau ir lengviau, tai neatmetu aš nei vienos galimybės. Man patinka ir dalintis pojūčiais, rezultatais, tuo, ką aš naudoju, ką esu įsimylėjus, tai daug lengviau, aišku, ir rodyti, kai jau tu pats esi tą iščiupinėjęs, patyręs rezultatus ir jais gali dalintis, ir per produktą ateina ta komanda. Tai aš už ir tą pusę galima daryti lygiai grečiai. Taip, mano ketvirtas klausimas labai gan dažnas, kai žmogus nori registruotis į kompaniją, nori užsidirbti pinigus, bet pradeda savim abejoti ir iškelia tokį klausimą, o jeigu man nepavyks. Tai, čia kaip sakau, nėra didelės rizikos, nes čia ne kaip kažkokiam įprastam versle, jeigu mes norim statyti verslą, mes nuo nulio jo nepastatysim, mums reikės paskolų, mums reikės galbūt kažkokių licenzijų, nuomų, kurti produktą, samdyti darbuotojus, o čia mes pradedam nuo nulio ir pirmiausia investuojam net ne pinigus, o investuojam savo laiką, kurį galim nugvelbti nuo serialo žiūrėjimo, kurį galim grįžę po darbo porą valandų skirti būtent šiai veiklai ir tos tokios rizikos nėra, nes čia nereikia užsipirkti atsidarius parduotuvę visas lentynas prekių. Čia tiesiog pradžiai pabandymui savo kelias prekes įsigyti ir tai ne iš oro, kaip aš sakau, tos prekes, o tai, ką tu naudoji kiekvieną dieną pastoviai ir savo naujoms narėms, kurios nesenai užsiregistravusios, tai niekada nerekomenduoju išmesti visų turimų produktų ir visus produktus pakeisti naujais. Tiesiog pasižiūrėti, kas šiuo metu baigėsi, pereiti visus savo spinteles ir pasižiūrėti ir nuo to, kas baigėsi, šiaip ar taip tu eitum pirkti į įprastą parduotuvę, tai tu jau užsisakai savo elektroninės parduotuvę su nuolaida, gauni tiesiai į namus ir išbandai. Ir čia tikrai nėra jokios rizikos, nebent, kad tau patiks ir tave labai užkabins ir tu norėsi daug skirti laiko, bet aišku, tada jau mėgausiesi ir kitais rezultatais. Tai pabandyti, jeigu nieko nekainuoja ir suinvestuoja tik savo laiką, tai aš manau verta, nes labai dažnai svarstyklės persisveria ir kai žmogus sako, kad aš gyvenime neužsiimsiu tinkliniu marketingu ir kad čia yra nesąmonė ir kad čia yra ne man, pabandęs, stebėdamas kitus lyderius, stebėdamas kitus žmonės, pats gaudamas pirmus rezultatus, užsikabina ir galvoju, kodėl aš anksčiau to nepradėjau. Tai kol tu nepabandysi, kol tu nepajausi tų visų užkulisių, tos visos virtuvės, kaip aš sakau, tol tu ir nežinosi, ar ši veikla yra tau miela, ar ši veikla yra tau priimtina. Iš kitų nuogirdų savo nuomonės nesusidarysi, nes viskas turi eiti per pačią patirtį ir tik taip žinosi tau ar ne tau. O kadangi pabandyti nieko nekainuoja, tai ir jeigu tau nepavyks, per metus laiko neužsisakysi nei vieno produkto, kompanija tiesiog tave pašalins gražiai sistemos ir atsisveikins iki tavo kito karto. Tai va tas toks ir nepavykimas. Mes kai tradicinį verslą darom, jeigu pasiemam paskolas, tai tikrai ta gali kilti ir baimė, jeigu man nepavyks ir dar negant to, kad neuždirbsiu, bet dar ir liksiu skolingas bankui, belenk kokią sumą pinigų. Tai čia taip nėra. Todėl ta rizika yra pati minimaliausia, kokia gali būti, nes bent jau šioje kompanijoje, kurioje mes su Živile darbuojamės, net nėra privalomo startinio rinkinio, kur tu gali nusipirkti produktus, kurių tu galbūt nepanaudosi. Nes, tarkim, kitose kompanijose yra daugiau iš dekoratyvinės kosmetikos, o gal tu jos visai nenaudoji. Ir tie produktai tau, kad tu papultum į kompaniją, nusipirkus startinį rinkinį, tiesiog gulės arba lauks, kol tu juos kažkam padovanosi. Čia pats pasirenki, kokį nori daryti užsakymą, kiek priemonių sakyti, 1, 2 ar daugiau, nėra jokio ribojimo ir pasirenki tai, kas tau šiuo metu yra aktualu ir kas tau šiuo metu yra reikalinga. Tai vėlgi rizika
jos nėra, nes tų produktų neišmesi, tu juos perki savo ir juos naudoji. Tai aš O, taip pasakysiu. Indrė, tu žiūriu atsakėjai mano 10 klausimą. Nieko pasikartosiu. Klausau ir atsakysiu. Taip. Buvo irgi man užduotas klausimas, kiek kainuoja startinė pakuotė, kokią sumą reikėtų daryti užsakymus. Ir štai Tai dar apie užsakymus tu galėsi ir pratesti, nes aš apie užsakymo sumą ir nepaminėjau, nei pristatymą, nei ką, tai tu čia galėsi tiesiog pratesti ir atsakyti į savo paskutinį klausimą. Taip, tai dar kartą paakcentuosiu, kaip ir Indrė sakė, tai kad čia jokių startinių pakuočių pas mus nėra. Esu girdėjusi ir vienos komandos narės klausimą, kai jau susiskambinom. Tai pasakyk, kokią man reikės sumą sumokėti už startinę pakuotę. Sakau, nėra pakuočių mokesčio. Aš dar klausiu, sako, dar kartą, ar kiek reikės mokėti? Ne, sakau, pas mus nėra. O, kaip įdomu, sako, aš vienoje kompanijoje girdėjau, kad reikia man 400 eurų susimokėti. Aš taip galvoju, wow, dar vienas pliusas yra mūsų kompanijai, kad mes pradedam viską nuo nulio, nuo įsigijimo produktų tokių, kokių mums reikia. Ir gali būti nors ir 1-2 produktai ir nenurodyta kokia suma. Aišku, jeigu mes perkam produktą iki 60 eurų, tai siuntimo mokestis bus arba 4 arba 6 eurai, priklausys nuo pasirinkimo, ar gauti į paštomatą tiesiai DPD, ar kad DPD atvežtų į namus. O jeigu mokam 60 ir daug daugiau, tai siuntimas yra nemokamas. Tai tikrai didelis pliusas palyginus tam kai kuriom kompanijom, kurių yra startinė pakuotė, nurodyta suma, už kurią turi susimokėti. Ir dar žinau kompanijų, kuriuose tu taip paprastai nuolaidos negausi, tu turi už tam tikras sumas pirktis, kad pavyzdžiui 20% gauti, 30% gauti. Tai irgi labai taip nefaina, nesmagu. O čia štai mūsų kompanija yra jokių pakuočių startinių, jokių nustatytų sumų, tiesiog nusiperkam tai, kas mums patinka, naudojamės ir džiaugiamės. Ir galbūt dar galima tada pridurti, kad jeigu naujai užsiregistravę nariai, tai pirmą užsakymą pateikti gali su 50% nuolaida, kas tikrai yra netgi mums senbuvėms neprieinama, nes pastovi nuolaida yra apie 30%, o naujokas dar gauna 20% papildomą nuolaidą, tai neužsisakyti vieno produkto jau yra kažkokia, kaip aš sakau, kosmosas, nes jeigu tu ateini į kompaniją darbuotis ir dar gauni papildomą nuolaidą, tai išbandyti tą, kas baigėsi pas tave namuose, yra labai labai paprasta ir taip net viliojančiai skamba. Tai pasinaudoti tą galimybę irgi drąsiai kviečiu, parašant tiek man, tiek Živiliai, apie tai išgirstant plačiau. Ir mano paskutinis klausimas, ar jūsų kompanija teikia kažkokius mokymus, ar viską turiu išmokti pats, nes net nežinau, ką ir kaip daryti. Tai kaip ir jau šiek tiek buvau užsiminus, kad reikia mokytis, nes tai yra kaip nauja specialybė, šiai dienai labai tokia viliojanti ir vis daugiau žmonių norintys jie pasinaudoti, tokia galimybė dirbti iš namų, kurti verslą, pradėti jį nuo nulio, be rizikos, be kažkokių tais didelių sankcijų ar įsipareigojimų, tai tiesiog mokytis reikia ir labai džiugu, kad kompanija tuos mokymus mums suteikia. Nes yra ir Zoomai komandiniai, ir visai Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, lietuviškai kalbančiai, pavyzdžiui, bendruomeniai, tai yra pirmadieniais, kiekvieną pirmadienį šventai vyksta mokymai, kur vis kažkokia nauja tema gvildenama, vyksta gyvi susitikimai, katalogų pristatymai, konferencijos, įvairiausi mokymai, vyksta lyderių mokymai, vyksta patarimai. Žodžiu, jeigu yra noras, o ne išgasis, kada reikės kažką išmokti, tai yra poreikis mokytis, atsiranda ir mokytojas, ne veltui taip yra sakoma ir tikrai nereikia įsivaizduoti, kad mane užregistruos, paliks, pames ir aš vienas kaip tas mažiukas kūdikėlis kapstysiuosi nežinodamas, ką daryti ir tai gąsdina mane, bet taip tikrai nėra, ypatingai žmogus, kuris tavo mentorius tave užregistravęs yra suinteresuotas tau padėti, suteikti pagalbą, patarimus, mokymus. Tačiau tu turi juos priimti.
ir pasinaudoti, norėdamas pasiekti rezultatų, nes tikrai būna tokių variantų, kai atrodo komandos narėms vos ne viską padeda ant lėkštutės, tai reikia pasimti, pasinaudoti, bet nėra net sugebama ir tai padaryti. Tai priklauso, žinoma, nuo žmogaus. Tarkim, mes, kiek jau metų dirbam šioje kompanijoje, tai niekada nenustojam mokytis, nes kiekvieną dieną išmokstam kažką naujo, nes kitaip net ir neįsivaizduojam, nes vyksta įvairūs pokyčiai, atsiranda naujų produktų, tai reikia apie produktus, atsiranda naujos strategijos, tai reikia apie naujas strategijas, atsiranda kažkoks komandinis bendras projektas, tai reikia apie tą projektą mokytis. Ir kaip aš sakau, kol žmogus mokinasi auga, tai jisai tobulėja, kai jisai nustoja mokytis, jis pradeda pūti lygiai taip pat kaip vaisiai. Tad nepūkim, aukim, tobulėkim ir leiskim savo pasinaudoti įvairiais mokymais, įvairiais zoomais, konferencijom. Šiais laikais atrodo taip paprasta viskas vienu mygtuko paspaudimu ir sėdi iš namų ir gali mokintis, gali dalintis ir gali susiskambinti, konsultuotis. Viskas labai paprastai prieinama, kaip aš sakau, šiai dienai socialinės medijos palengvinimas, statant verslą iš namų, dirbant tinklinės rinkodaros kompanijoje, tai yra begalinis, nes labai daug palengvina, negu lyginant, kaip pavyzdžiui buvo prieš 10, prieš 15 metų, kai viskas tik gyvai, kai tau reikia gyvai susikviesti žmonės. Tai tikrai nebuvo taip lengva, bet kažkodėl lyderiai išaugo, kažkodėl viską padarė, nes jie mokinosi kitus tada būdus, dabar yra kiti būdai. Ir tie senieji lyderiai dabar jau turi išmokti elgtis ir socialinėje erdvėje ir labai smagu stebėti, kad mokinasi. Tai lygiai taip pat ir mes kiekvieną dieną kažką išmokstam ir turim tam galimybių, pasiūlymų, jeigu turim poreikį. Živilė, man atrodo, irgi mokaisi, neatsibodo dar tau. Mokuosi, semiuosi žinių ir tos žinios. Tie mokymai man taip pat užkuria tą savo ugnį, eiti ir daryti, nes aš atkreipiu dėmesį. Tos, kurios jau nustoja mokytis, jos nuleidžia rankas ir pastebi, kad jau taip pasako, ai, čia man nepavyko, čia ne man, bet kai eini kiekvieną kartą mokymus, mokaisi, semiesi žinių, tai kažkaip tos mintys net nekyla, kad čia ne man, čia man nepavyko, o tiesiog dar labiau užsikuri tą varikliuką eiti ir mokytis. Tai tikrai šioje kompanijoje aš labai džiaugiuosi, kad begalės daug mokymų, tiesiog imkim ir pasiimkim. Mokami mokymai, nemokami mokymai. Suteikia tiek žinių, tiek su sveikatos specialistai, tiek su kosmetologija, tiek su kitais lyderiais. Iš tikrųjų, žinių bagažas pas mus yra tikrai nemažas, labai gera jas vis pripildyti ir pasinaudoti tomis žiniomis. Tai ką, štai mūsų jau visi atsakyti klausimai. Jeigu neradote klausimų atsakymo į jums kirbantį klausimą, tad mielai lauksim jūsų žinučių su klausimais ir štai gal atrasime kurią dieną, kur irgi vėl pasidalinsim tais klausimų atsakymais ir galėsite išgirsti jį savo. Taip pat tiek Indrei, tiek man galite parašyti, jeigu jūs širdim pajutote, kad aš irgi noriu išbandyti šitą veiklą, noriu susipažinti su produktais, o gal jau naudoji FM kompanijos produktus, tačiau perkiesi iš konsultantės ir gal jau atėjo metas savarankiškai užsisakyti, sutaupyti, tapti FM kompanijos nare, paimti visas privilegijas, visas nuolaidas, akcijas, dovanas, bendrystę, susitikimus ir dar daug ką duoda kompanija, tad irgi drąsiai rašyk Indrei, drąsiai rašyk man ir mes viską aptarsim. Tai ką, nuostabių jums švenčių, skanių margučių, tvirtų margučių ir susitiksim jau kitą savaitę. Taip, savaitės greitai lėkia ir tikrai laukiam jūsų žinučių tiek su klausimais apie produktus, tiek su klausimais apie kompaniją, tiek su klausimais apskritai apie tinklinį marketingą. Taip pat prisidedu prie visų sveikinimų Velykų proga, tegu jos jums būna margos, gražios, bent jau praneša fantastinį orą, aš tikiuosi visi pasimėgausit, aš jau laukiu to laiko, kai ofisą savo galėsim perkelti į gamtą, darbuotis iš gamtos. Jeigu jums tai aktualu, susirašom, pasikalbam, pasitariam ir negalvokit, kad ši veikla vien tik moterims, nors komandoje pas mus karaliauja moteris,
Tai vyrai taipogi gali įsigyti produktus su nuolaida, savarankiškai gauti dovanas ir užsiimti šią veiklą. Tai reikia noro, laiko, na, jeigu yra noras, bus ir laikas. Tai vat, iki kitos savaitės, laukiam jūsų žinučių ir labai ačiū ir iki.